Tai kągi, sveiki berniukai ir mergaitės, čia aš vėl Karolis ir čia mano jau nežinau kelintas video vlogas. Šiandien turiu pasirinkęs šiokią tokią temą, kurios pavadinimas yra 2014 metų apžvalga. Į tą apžvalgą įeis Gagos Style, Koine 2012 bei ne pasaulio pabaiga. Tai kągi, pradėkime nuo Gagos Style. Jo, manau, jūs visi žinote šitą Gagos Style, tai yra... Ne, aš tikrai to šokio nešoksiu, tai yra greičiausiai išplitusi daina YouTube'e bei pasaulio istorijoje. Kasgi būtų, jeigu tai išplistų mano video? Sekantis dalykas, kurį norėčiau pakomentuoti šiandien, tai yra Koine 2012 metų. Jo, Koine 2012 buvo toksai projektas, kur reikėjo surasti kažkokį žmogų. Ir jie sugalvojo padaryti taip, kad jisai bus toksai populiarus, kad jį bus surasti labai lengva. Taip, tas video pro YouTube praskrido su belekiek milijonų peržiūrų, bet taip jau nesurado. Man taip atrodo. Na ir priekam prie trečios temos, tai yra pasaulio nepabaiga. Jie mitai sklido visų 2012 metų, bet taip išėjo, kad pasaulio pabaigos nebus. Na kągi, dabar skelbi naują pasaulio pabaigos pradžią, jinai įvyks 2014 metais. Nežinau, gal kokį 14 mėnesį, 14 dieną. Praneškit mamai. Dabar bėgam prie mano kanalo, bei jūsų peržiūrų, taipogi jūsų sugaisto laiko. Taip pat norėčiau padėkoti labai jums visiems, kurie žiūrite mano video, subscribinat bei paspaudžiat like mygtuką. Na taip, tai iš tikrųjų neužima labai daug laiko nuvesti jūsų pelytę ant to like mygtuko paspaudimo, bet kai kurie tai sugeba padaryti ir labai dėkui jums visiems. Ir taip pat dėkui visus tos 400 zubiškių subscriberių. Na ir aišku, rytoj jau yra naujieji metai, tai bus 2013 metai. Ir norėčiau palinkėti jums gerų metų, pasiekti labai daug per tuos metus. Aš tai mėginsiu tai padaryti, mėginsim pasiekti daug visko. Taipogi linkiu jums tą pačią. Tikiuosi 2013 metai bus geresni negu prieš tai. Gyvatės metai. Tai vat būkite visi kaip gyvatės, rinkti. Na kągi, šiam kartui tiek. Su jumis buvau aš, Karolis. Nu, eik. Rimtai. Eik, kai.